Sveikutės, merginos. Tai noriu prisistatyti. Esu Viktorija, būsima nuotaka. Kuomet šitie video išeis į dienos šviesą, jau ko gero būsiu ir žmona. Todėl, kad savo vestuvių planavimu ketinu pasidalinti su jomis visomis jau po vestuvių. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad nusprendžiau imtis tokios avantūros ir dalintis su jumis savo planavimu, kurti šios video blogus, nes iš tikrųjų pati nusprendžiau tai daryti vien todėl, kad kai pradėjau imtis to planavimo ir visą kitą, aišku, ieškojau visos įmanomos informacijos internete, nuo ko pradėti, kaip, kur, kas ir aišku, taip pat aplankiau ir mūsų žymųjį YouTube, ar ne, nes mes turim tikrai nemažai tų YouTuberių, merginų ir ne tik merginų, ar ne, tai šiais laikais viską galima rasti YouTube'ai. Deja, tokio kontento aš neradau. Kas liečia vestuvių planavimą, buvau radus tik vieną vienintelį video, kur tiesiog, neatsimenu dabar, kuri ten mergina ir kaip ten buvo, bet tiesiog šiaip, man atrodo, kurdavo kažkokius tai video blogus ir tiesiog pasidalino įžvalgom savo vestuvių dienos. Tai buvo vienas vienintelis blogas. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad man tai nėra pakankama, aš ten iš viso tik tais dalį pažiūrėjau ir išjungiau, nes buvo man visiškai neįdomu. Kažkaip, ta prasme, ne tik, kad neįdomu, man nebuvo aktualios informacijos, kurios man reikėjo, nes jau dalį informacijos aš buvau susiradusi bet kuriuo atveju. Tai šiuo metu, kai filmuoju šitą video, iki vestuvių yra likę 4 mėnesiai. Šiandieną kaip tik pasibandžiau atlikti vestuvinį makiažą savo, kadangi aš ne tik planuosiu vestuves pati, užsiimsiu dekoru ir netgi kai kurių dekoracijų darimu. Tai dar darysiuosi savo ir vestuvinį makiažą. Kadangi šiuo metu, aišku, tai yra likęs tik tais hobis, bet kažkada mokinausi ir dirbau su vizažu ir kažkaip pagalvojau, kad noriu dažytis pati savo vestuvių dieną, nes kiek būdavau pas vizažisčių apsilankiusi ten, tarkim, fotosesijom, tai man labai nepatikdavo, kaip aš atrodau, jausdavausi ne savimi ir tiesiog nusprendžiau, kad noriu daryti pati makiažą savo, nes niekuo kitu negaliu tiesiog pasitikėti. Tai šitų video blogų esmė bus su jumis pasidalinti visų planavimu. Tai dalį jau esu užsakiusi ir suplanavusi, kai viskas bus. Dabar jau prasidėjo makiažo praktika, aišku, šukuosenų meistrė, tai be abejo esu užsirezervavusi, todėl kad iš pradžių norėjau ir šukuoseną savo darytis, bet galvoju, aš tikrai nematysiu nieko. Ką aš darysiu gale ir kad ir kaip norėčiau, aš to nepadarysiu. Aš esu žiauriai tokia DIY girl, viską mėgstu pasidaryti pati. Tai labai norėjau daug dalykų pati pasidaryti, net norėjau pasisiūti savo vestuvinę suknelę, kadangi mokiausi ir siūti ir visą kitą ir esu pasisiūus tikrai ne vieną rūbą. Tačiau, kai man pasipiršo datą, pasirinkome lygiai 9 mėnesiai po piršlybų. Tai per 9 mėnesius atlikti visą planavimą, visą organizavimą ir taip pat sustopyti pinigėlius vestuvėms nuo nulio, ar ne, kad kiti būna taupo vestuvėms keletą metų, o mes tiesiog per 9 mėnesius gaunam viską padaryti. Na ir dar be abejo man reikia dirbti ir taip pat atrasti laiko siūtis tą suknelį, ta prasme būtų,
absoliučiai nežemiškas dalykas, jeigu man pavyktų tai padaryti. Pasisiūčiau, bet turbūt tektų nemiegoti dieną naktį ir visa kita, plus aš nesu profesionali siuvėja, tik mėgėja, šiek tiek mokinusis apie metus laiko kursuose vakariniuose. Tai čia būtų per daug didelis iššūkis man šiuo metu. Jeigu būtų iki vestuvių kokie metai daugiau, tai gal ir spėčiau. Tačiau aš dar planuoju ir svorio biškį numesti. Tai vienu žodžiu, kažkaip galvoju, eisiu daryti tos primatavimus į salonus ir pažiūrėsiu. Jeigu rasiu suknelę, kurią įsimylėsiu ir su kuria tikrai matysiu save akyse prie altoriaus, ar ne, kad tikrai mano suknelė, tai tikrai net nesivarginsiu nieko siūti ir tiesiog suknelę pirksiu. Dėl ko nusprendžiu dalintis visų to planavimu, nes pasistengsime iš savo biudžeto išspausti maksimaliai gerą rezultatą. Bandysiu parodyti, kaip yra įmanoma išsikelti tobulas vestuves. Aš tikiuosi, kad tai bus man tobulas vestuves. Ir su netokiu jau ir dideliu biudžetu. Aišku, iš pradžio mes galvojam apie 10 000, kad mes jau įtilpsime 10 000, čia jau tikrai, bet taip gavosi, kad susiradome labai labai gražią vilą, nes nusprendėm daryti vis dėlto su apgyvendinimu žmonių, o iš pradžio žadėjome daryti be apgyvendinimo, bet pasikeitė mūsų nuomonė šito dalyko ir nusprendėme pasirinkti su apgyvendinimu. Tai automatiškai mūsų biudžetui teko prasiplėsti, todėl kad be abejo vilos jos kainuoja, kadangi tai yra su apgyvendinimu ir žmonių skaičius automatiškai padidėjo. Tai jau kai pagalvoju apie tą vestuvių dieną, tiesiog tokie šiurpuliukai eina. Tai va, tai automatiškai suma padidėjo. Tai tada galvojam, kažkaip įtilpsim į 12 000. Jau galvojau, čia tikrai atsimes tokie dalykai kaip vestuvinės suknelės pirkimas, nes galvojau, siūsiuosi, tai automatiškai reikės tik tais už medžiagas ar nesusimokėti. Tada galvojau, darysiu šukuoseną pati, darysiu makiažą pati, ten visokiausių dalykų darysiu pati, ir vienu žodžiu. Gavosi taip, kad suknelę šiai dienai jau esu išsirinkusi ir nusipirkusi. Nuomotis nenorėjau, nes norėjau būti vienintelė, kuri užsideda tą suknelę. Kažkaip, nežinau, labai pretaringa palikau paskutiniu metu, nes labai daug viskuom domėjausi, tai prisiskaičiau visokiausių prietarų ir nusprendžiau, kad suknelę nenoriu nuomoti, nebent būčiau pirma nuomininkė arba tiesiog pirkti. Tai tą suknelę, kurią radau, jinai yra nuostabaus grožio. Ir aš apsiverkiau ją užsidėjus po pirmų 10 sekundžių. Kai pamačiau savo veidrodyje. Tai, žodžiu, visais tais dalykais aš su jumis dalinsiuosi. Dar, aišku, kas liečia vestuvinių suknelių parodymo, ar ne, tą visą matavimąsi, tai pirmiausia, man reikės susitarti dėl leidimo salonuose. Aš kaip ir klausiau lyg ir, tai kai kuriuose salonuose leido filmuoti, bet asmeniniam reikmėm. Kitose salonuose neleido filmuoti net asmeniniam reikmėm, tai žodžiu, su tais keliais salonais dar susisieksiu po video montavimo ir paklausiu, ar galėčiau pasidalinti tom akimirkom su jumis. Labai daug neprifilmavau, trumpas akimirkas, nes iš tikrųjų labai bijojau filmuoti, nes jie nelabai nori leisti tokius dalykus filmuoti. Tai va, bet
Pažiūrėsim, gal pavyks susitarti. Labai norėčiau su jumis pasidalinti tom akimirkom, nes ir man pačiai tas matavimas jis buvo tiesiog wow dalykas. Aš ta prasme per 2 dienas aplankiau 6 salonus ir vieną saloną netgi 2 kartus. Tai ir tai buvo salonas, kuriame išsirinkau savo suknelę. Tai apie viską papasakosiu savo video bloguose aiškiau ir sukonkretintai, ar ne, kad per daug neužspeminti video, dabar bendrinę informaciją noriu pasidalinti, kas aš, kodėl, apie ką ir kaip, kad žinotumėte, ko laukti. Be abejo, mergvakario planavimą irgi apsiimu dalinai pati, tik tais vietą ir dar kelis dalykus renkuosi pati ir toliau jau iš diskusijų su merginomis savo draugėmis išeisiu ir jos jau ten liks planuoti viską, kas liko. Tai galėsiu pasidalinti ir su mergvakario kažkokio tai planavimo detalėm ir visa kita. Ir be abejo, visada galite klausti klausimų, kas jūs domina, galbūt kažko aš būsiu jums ar nepapasakojusi, arba kažko labai norite sužinoti, kas jūs domina ir kokio video lauktumėt. Tai ar kas jūs labiau domina, ar būtent suknelės, ar makiažas, ar dekoracijos, ar ką pasirinkau vedėją, videografų, fotografų ir taip toliau ir panašiai. Visus šitos dalykus taip pat papasakosiu. Na ir aišku, galit klausti visokiausių klausimų. Jau kaip minėjau, šitas video išeis tada jau po vestuvių, tai galėsiu pasidalinti viskuom, kas jūs domina ir tai galite drąsiai klausti. Tai va. Tai šiam kartui tiek. Norėjau prisistatyti, papasakoti, ko jūs galite laukti ir susimatysime tada kitame video.